Mindaugai, patirties atrodo užteko ir komanda tikrai buvo užsivedusi, tačiau šiandien kažkas neveikia. Kodėl? Aš pirmiausia manau visgi, žinant, kad mes nuo nepriklausomybės laikų jos visą laiką aplošdavom visas rinktinės, tiek jaunimo, tiek vyrų. Ir manau, kad atėjo laikas, kai taip pakišo koją, kad žinojom, vis tiek jos aplošim. Tai va tos pradžios ir nebuvo, išėjom, manau, kad vis tiek šiek tiek atsipalaidavę, bet su ta mintim. Ir buvo labai sunku žaisti, perlauž save. Toliau yra toks dar posakis, kad jie mus, kaip sakant, angliškai outsmart. Tai mes dirbom, mėtėm jų zonai, ten jie vien kartą kitą nueidavo į mūsų zoną, bet kaip nueidavo, tai ir kažką padarydavo. Taip, kad va tos varžybos, kai mes įdėjom daug darbo ir iš to nesigavo rezultatą. Girdėjom tokią mintį, kad geriau pralaimėti čia, olimpiniam turnyre, kur tikrai mes turėjome mažai šansų kažką pasiekti nei pirmose rungtynėse pasaulio čempionate po poros rungtynių. Taip, geriau čia ir visgi dar grįžtant, trūko rinktinė brandumo. Kiekvienam penkete dar tokio brandumo patirties, kad tokiuose varžybose įmušt, kur reikia, palaikyti ritulį, kur reikia. Toks buvo, tas šiek tiek jaunimas gerai žaidžia, neturiu priekaištų, bet tas šiek tiek ir galbūt irgi pakišo koją. Mes esam pati jauniausia komanda šitam turnyre ir matom, kad vyksta kartų kaita rinktiniai. Kaip tu manai, kiek laiko reikės, kad užaugtų nauji žaidėjai ir pakeistų jūs? Tai manau, šis turnyras tai yra labai gera paspirtis jaunimui ir matė, kokio lygio tai yra komandos, kaip reikia žaisti ir čia gera pradžia. Aš manau, kad skauda pralošėm, bet kad jaunimą atsivežėm yra labai geras žingsnis į priekį.